Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras, šiandieną antradienis, kovo 4 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai rytoj turėsim 8 dienų žvakės klauzą, jau net nebejoju, kad užsiklauzinsim žemiau bensų. Tai šiandieną, ką norėčiau parodyti, tai istoriškais pavyzdžiais, kas priveda prie to, kai po stipraus uptrendo užklauzinam pirmą žvakę žemiau bensų. Tai naudosiu tiek BTC, tiek Goldą. Kadangi ant BTC nėra daug pavyzdžių, ant Goldo daugiau. Tai nereikia toli žiūrėti, kad matyti praeitą vasaros range, ne? Irgi toj panašiai situacija, stiprus uptrendas, pirmas klauzas žvakės žemiau bensų. Ir po to reikėjo 104 dienų, ne, įmų šitą žvakę, 104 dienų, kad išsibreikautinti iki naujų highs. Tai 3,5 mėnesio. Galim iškart rašytis, ne, ir po to paskaičiuosim vidurkį. Tai 105 dienos. Taip, žiūrim toliau. Turim tokį pavyzduką, čia nebuvo gan stiprus uptrendas, bet vis tiek galim jį paimti. Tai tarkim, uptrendas, ne, pirmas klauzas žemiau bensų, kiek laiko prireikia, kad įsibreikautin, 64 dienos, 2 mėnesiai, ne. Taip, žiūrim toliau. Uptrendas. Jo, čia tokia vieta gan įfį iš tikrųjų. Šitos gal vietos neskaičiuokim, nes čia kaip ir nebuvo tokio stipraus uptrendo. Buvo klauzas, po to iškart. Va čia toksai edge case'as, ne? Ar taip atsitiks? Nemanau, iš tikrųjų, nemanau. Kitos dvi žvakės parodys, nes šitam edge case'e matom, kad po klauzo realiai per kitas dvi žvakės buvo labai stiprus pumpas iki highs. Tai dar yra laiko, dar porą savaičių, jeigu per porą savaičių nebus kažko tokio, labai stipraus judesio, tai manau, kad ir nieko nebus iš to gero. Gerai, šitą praskypinam, tai čia toks edge case. Va, čia matom, kad turėjom stiprų pumpą, pirmas klauzas ir realiai išsibreikautint, galim šitą sakyti, šitą žvakę, ne. Kai flipino žaliai, paraudonų, kai flipino žaliai, 8 dienos. Taip, žiūrim čia. Uptrendas, užsiklauzino žemiau. Čia tokia kaip ir netibinį bėra, ne, galim vis tiek iki breakouto, čiut ne 2 metai. Metai ir 2 mėnesiai, 309 dienų. Taip, paimsiu biškį ilgesnį čartą. 2.18 irgi realiai, kai užsiklauzinom, čia prasidėjo bear marketas. Čia jau net nežinau, kaip čia šitą skaičiuoti. Tarkim, iki žalių bensų vėl. Taip, negalim paimti. Iki žalių bensų 407 dienų. Tai va, matote, kol kas iš BTC, iš visų pavyzdžių. Palaukit, dar čia yra biški pavyzdukų. Va, čia irgi stiprus trendas, pirmas klauzas privetė prie bear marketo ir kitas iki išsibreikautinom tik po 3 metų. Realiai, net nežinau, gerai, šitą gal skip, nes čia toks jau labai žiaurus pavyzdys. Kažkas panašesnio čia, ne, stiprus uptrendas, klauzas žemiau bensų ir breakoutas po 112 dienų. Čia iš 2011 metų. Irgi realiai klauzas po bensų privedė prie bear marketo ir įsibreikautinom tik irgi po 2-3 metų. Tai šitą gal irgi skip. Kaip matot, realiai per visą BTC istoriją buvo tik vienas pavyzdys šitoj va vietoje, ne,
kur klauzas po benzų labai greit privedė prie naujų highs. Taip, tai kaip matot visi kiti pavyzdžiai, 6, ne, privedė minimum 2 mėnesiai iki breakouto. Tai čia tik ant BTC pažiūrėkim goldą, kur daugiau price actiono. Ir žiūrėsiu aš į goldą nuo 2000-ųjų, nes jau manau girdėjo tą teoriją ir aš pats iš tikrųjų su ja pilnai sutinku, kad BTC manau laukia kažkas tokio ir mes esam kažkur čia. Tai kaip minimum dar daug 10 metų stipraus trendo į viršų ant high time frame. Bet vėlgi net ant goldo, ne, kai taip pasižiūrėjus, taip va tiesiog atsizoominus, up only, 10 metų realiai up only, ne, čia neįmanoma neuždirbti nuo šitos vietos, jeigu paėmus nuo 2000 iki 2020, up only visiškai. Čia turi būti durnas visiškai, kad neuždirbti šito vietoj. Taip tik atrodo, ne, tai pasižiūrėkim, kaip yra iš tikrųjų. Taip, tai matom irgi raudoni bensai, pirmas pumpas, klauzas žemiau bensų, iki kitos žvakės breakouto užtruko 90 dienų. Vėl breakoutas, pumpas, vėl klauzas žemiau bensų, iki breakouto žvakės užtruko 135 dienos. Vėl stiprus pumpas, vėl klauzas žemiau bensų. Skaičiuočiau breakoutą gal šitą žvakę, nes šita nepadarė new high. Tai BTC gal irgi gali būti realistiškas toks variantas, kad paradinsim gal greit iki highs, bet vėl grįšim. Tai gerai, bet įmam nuo šitos žvakės iki realaus breakouto 107 dienų. Vėlgi up, į bensus, klauzas žemiau bensų, iki kito breakouto 200 dienų. Jau manau pradedat po biškį susidarinėti vaizdą, ne, up, sell-offas į bensus, klauzas po bensų, žemiau bensų, iki kito breakouto 203 dienų. Jau manau matot patys, kad prie ko aš vedu, kad greitų metų breakouto nelaukti. Tai kaip minimum 2 mėnesiai, gali būti ir iki, gali būti ilgai. Vien užtenka pažiūrėti vasaros range, ne, ant kiek ten visi išprotėjo tam vasaros range įsičiopino, tai manau laukia kažkas panašaus mūsų. Vėl up, sell-offas į bensus, klauzas žemiau bensų, iki breakouto metai. Vėl stiprus pumpas, klauzas į bensus, šitas išvis privedė prie mini bear marketo, raudoni bensai, realiai iki kito breakouto, čia užtruko 2 metus beveik, 503 dienų. Na ir čia jau ta goldo rano pabaiga, tai irgi stiprus pumpas, klauzas žemiau bensų ir šitas klauzas jau privedė prie labai ilgo bear marketo ir realiai kitas iki įsibreakautino minių highs tik po daug metų, kiek čia tų metų, dahuja metų. Nuo 2011 iki 2020 tik tai 10 metų realiai. Ne, po 10 metų goldas praleido bear marketą. Čia net nežinau, 3 dienų. Šiek tiek to šitą net neskaičiuojam. Taip, tai, po šito jau kaip yra pasikeitė price actionas, tai vat aš būtent noriu žiūrėti būtent į šitą vietą, nes manau, kad BTC dabar taip ir judės, mes esam kažkur čia. Taip, dabar galim vidutiniškai paskaičiuoti, ne, kiek užtruks. Tai sudedam visus šitos skaičiavimus,
Šiam 4 plus 8 plus 39 plus 470. Kažką čia sulaužiau. Iš naujo. 5 plus 6 4 3 9 0 4 7 0. Blet, what the fuck? 6 0. Nesvarbu, 6 plus 1 2 plus 9 plus 1 3 5 plus 1 7. Blet, nervina. Plus 200 buvo, ne? Nu, čia taip, tik tai iš akies, nelabai čia svarbus tas tikslumas diena iš dienos ir padalinti visą šitą iš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iš 12. Na va, turim vidurkį, tai 205 dienų padalinti iš 12. Ne, palauk, kodėl iš 12. 3, 6, 5. 3, 6, 5 padalinti iš 2 kam. Padalinti 6, 5. Nu va, 0,7 metų, tai, nu jo, teisingai. 2 padalinus iš 30. 8 mėnesiai. Vidutiniškai, ne? Tai noriu tik tiek pasakyti, kad, tavo, kaip lietuviškai žodis, expectations, nežinau lietuviškai žodžių išsiversit, jeigu kas nežinot. Biški turit savo expectationus, nesuvaldyti. Tai dabar bus ilgas gan periodas, patys matėt vidutiniškai 205 dienų, kur, vyks greičiausiai taip, arba taip, arba taip. Kažkuris iš šitų variantų, bet būsim užstrigę šitoj zonai. Sakyčiau, nuo šito low, nuo 7.3 iki high. Tai šitoj visoj zonai būsim užstrigę dabar. Kaip minimum porą mėnesių, kaip maksimum gal ir iki metų galo. Nes 225 dar realiai tik prasidėjo, dar tik 3 mėnuo, tai čia gali drąsiai 5-6 mėnesius tiesiog smaukytis, nieko nedaryti ir metų gale kaip šūvį patranka karočią. Ir vėlgi, tie, kurie nelaiko spoto, tie, kurie dabar pasiduos, išeis iš marketo, eis daryti kažką kitą, jie visą šitą, aišku, pramazins ir tada, kai bus breakoutas, jie gaus notificationą tik tai iš čia. Ir tada pradės pirkti ir tada, kai visi pradės pirkti, vėl bus ta pati nesąmonė. Vėl metai laiko chuinios, vėl visi, kurie nerimtai žiūri į marketą, įsilakstys, išsipanikos, vėl breakoutas, vėl jie gaus notificationą topę. Žodžiu, jau šita tema irgi kalbėta ne kartą, kad tokiam markete pralaimės tie, kurie nelaiko spoto ir tie, kurie tiesiog žiūri pro pirštus, ne? Kai marketas nustoja pumpuoti, kai prasideda chop actionas, kai prasideda šūdai, chopas, nesąmonės ir jie išeina, tai tokie žmonės, aišku, pralaimi. Tai jo, prie ko noriu privesti, kad turit savo expectationus susidėlioti teisingai, jeigu dabar pusę metų bus tiesiog chopo nieko, va taip, va pusę metų. Ar jūs sugebėsite tai išgyventi, kas įvyks su altcoinais? Aš čia dabar tik apie BTC kalbu, ne, su altcoinais išvystant kitą temą. Jeigu BTC, tarkim, kristų patestinti šitą levelį, arba atgal į vasaros range, kas atsitiktų su jūsų mėgstamiausiais altcoinais, jeigu jau dabar visiškam dugne. Žodžiu, tai noriu biškį realybės įvesti ir dabar laikas, kai reikia pasitempti ant darbų, stekint cashą iš visur, kur tik įmanoma pirkti. Jeigu įsivaizduoja mane, kad po šito range bus nauji highs,
Tai norim accumulatinti bottom range'o. Stekinti cash'ą, stekinti BTC, testuoti strategijas, kurti naujas. Dabar laikas prasideda dirbti, sunkiai dirbti. Ir tie, kurie čia pasiduos ir išeis, ir eis veikti kažką kitą, tai jie eilinį kartą pralaimės. Taip, tai šiandieną toks rentas, tada einam į daily time frame'ą. Čia jau galima sakyti, kad drąsiai range jau nebeaptrendas, ane. Kiek valandų turim, by the way? 16 minučių, normaliai. Greitai prasibėgsim pro kitus dalykus, tai realiai, ką norėjau pabrėžti šiandien, tai vat būtent tai, kad tas klausas 8 dienų žemiau bensų, jau užkonfirmina, kad greitų metų rado nebus. Nebent tas vienas edge case'as, ne, kur turėjom BTC. Tai bet, ten vienas iš kiek, iš 12 ar iš 15, tai galim jį atmesti. Statistiškai taip neatsitiks. Daily, matom, stiprus sell-offas vakarykštis. Tai tiesiog short squeezas, ne, čia prisibildino shortų. Jos visus įskvizint, patestint šitą levelį, obvious resistances, sell-offint. Ar bus nulaus, sunku pasakyti, šitas levelis tai gan galingas. Gal išsvypinsim, grįšim atgal, kažkas tokio. Gal neišsvypinsim, gal pakilsim vėl, patestint vėl grįšim, tada išsvypinsim. Daug čia tų pefų gali būti ir sunku iš tikrųjų pasakyti. Ar laikys tas low? Įdomu. Manau, jeigu šitas low nelaikys, tai kitas levelis čia, obvious, ne. Jeigu šitas nelaikys, tai tada grįžtam iš visi vasaros range'ą. O čia neaišku, kur kaina sustos. Gali ir iki pat apačios pabirėti, ne. PMK jau būtų žiauri kaina iš tikrųjų. PMK BTC, čia gerą akciją duotų tikrai. BTC Maxi, manau, trintų rankom. Tie, kas supranta BTC, tie, kas supranta long time frame, kur visą tai juda. Tai, tokios kainos tikrai džiaugintų BTC Maxis. Daily stiprus downtrendas. Total du pažiūrim, kaip išsilaikęs. Ta pati situacija, ne, kaip ir BTC, tik biški silpniau. 4 jau klausai žemiau bensų. Tai ta pati situacija, jeigu ir bus nauji highs, tai negreit. Minimum 2 mėnesiai, maksimum, nežinau, metai. O čia jau ir bear marketo teritorija prasideda altsam. BTC nemanau, kad bus toksai žymus bear marketas, manau, turėsim kažką panašaus kaip į goldą, kur tas bear marketas jisai gal ne kaina pasižymė, o labiau laikų, kur turim greitų staigų pumpą ir tada metus tiesiog laiko čopo, kur nieks nevyksta. Toks downward chopas, ne, kaip čia vasarą matėm, kažkas tokio. Po to vėl pumpas. Tai manau, BTC tokį kažkokį turėsim bear marketą, altcoinai, tai čia aišku gali sugrįžti drąsiai iš ten, kur atėjo. Ir nematau priežasties, kodėl taip neturėtų atsitikti. Šiaip žiūrint į Total 2 iš tokio didesnį time frame, tai čia net nebeaptrendas, ne, nes mes nesugebėjom padaryti naują high. Tai šitas low irgi nebėra saugus. Čia gali būti labai lengvai grįžimas. Ir šitos low iš tikrųjų, kas būtų tikrai jokinga. 100 bylų market capas Total 2. Būtų tikrai jokinga. Bet tiesiog taip žiūrint, nebegalim vadinti šitą uptrendu, nes nebuvo new high. Tai čia geriausiu atveju dabar jau range'as. Ir šitas low tikrai nebelieka saugus. Bent jau aš taip galvoju. Aišku, galiu klysti. Bet, aš
altcoinus pastoviai nušikinėjau, nežinau, tol kol BTC dominance chartas ir Ethereum prieš BTC, Solanas prieš BTC chartai taip atrodo, tai, nežinau, kodėl norėtumėt, kodėl renkatės ownint altcoinus prieš BTC. Na, irgi jau, net nežinau, downtrendų galima vadinti, ne. Jau ant kitos, gal dar kitos žvakės bus raudoni bensai, bear marketo teritorija. Tai, manau, geriausias atvejis, tai matysim kažką tokio. Nuo klauso žemiau bensų iki breakouto prireikia 130 dienų. Tai čia geriausias atvejis, kažkas tokio, blogiausias atvejis, atgal iš kur grįžom, o čia žiūrėsim. Taip, daily. Na irgi tas pats, kas irgi ant BTC stiprus downtrendas, short squeezas, patestint bensus, vėl berėt žemiau. Šitas low jau išimtas. Jo. Irgi ta pati istorija, jeigu nelaikys šitie lows, targetas čia. Jeigu nelaikys šitas low, targetas čia. Jeigu nelaikys šitas low, targetas čia. Tai čia, žodžiu. Kai taip viskas byra, tai nepatarčiau. Nepatarčiau dabar pirkti, geriau palaukti, kol prasidės bent jau kažkoks aiškus sideway range'as, kur aiškiai matytumėt, kur rezistance'as, kur supportas ir tada pirkti supportą. Dabar tai neaišku, kur čia viskas sustos. BTC low time frame. Jo, retracintas visas. Trumpo rally plus nukrista žemiau. Plus šiandien bandyta bouncint, stiprus vykas, stiprus sell-offas, tai kaip minimum šitas low jau tampa on the table, žiūrėti čia reakciją. Manau, kad čia vis tiek dar tampysis, neduos iš karto tokio stipraus subirėjimo, nors gal stipriai subirės, patačinti ten tą 9.3 high. Vasaros range'o, grįžt, čia pasitestinti, gal čia pradės bottomą buildinti. Manau, kad toks dabar platus range'as bus nuo 7 kažkur iki highs. Ir realiai koks šitas price actionas bus, gan sunku pasakyti. Čia belia ko gali būti barankos visokios. Bet jo, dabar iš to, ką matau, tai būtent tai yra labai bearish, kai turim stiprų pumpą ir jį visiškai pilnai retracina ir tada dar nukrenta žemiau ir užkonfirmina tą pumpą pradžią kaip rezistansą. Tai, manau, obvious levelis čia, o čia jau reikia žiūrėti, koks price actionas. Ar formuojas kažkoks bottomas ant low time frame ar ne. 2 dienų time frame'as vėlgi panašiai kaip ir daily, tai short squeezas, patestint bensus ir tolimesnis downtrendas. Tai jeigu taip dabar užsiklausint šitą žvakę, tai kaip minimum šitas levelis jau mes turim market structure breaką, ne? Tai kaip minimum reiktų užklausint 2 dienų žvakę virš šito levelio. Jau ir bensai čia bus nusileidę, pradėti testint bensus. Nesubirėti iš karto, tik palietus juos, pradėti kilti juos, tradint virš jų. Čia yra ką veikti, žodžiu, yra ką veikti čia kaip minimum, kad pasistatyti dabar normalų bottomą, nuo kurio galima būtų kilti aukščiau, čia kaip minimum 2 mėnesiai. Bet kokie staigus pumpai be pasistatymo kažkokio rimtesnio bottomo tiesiog bus nusilofinami, lygiai taip pat kaip šitas. Tai, jo. Turit susitaikyti dabar jau su to, kad po minimum porą mėnesių turėsim blogo marketo kondicijų. Downtrend.
Jo, irgi Red Bands 8 valandos. Nu jo, tai net nesugebėjo žaliai flipint bensų. Porą žvakių užklausino virš, iškart sukryto žemiau. Nu tai pirmas toks būtų, ne, signalas, kad kažkoks rimtesnis, labiau sustained rally bus. Ne tik, kad Trump greitas pumpas dumpas, tai kai flipinsim 8 dienų benzų žaliai, tai tada, manau, gali būti kažkoks rally. Neaišku nuo kur, gali būti nuo daug žemesnio levelio, ne, gal čia dar birėsim ir tik tais ant 7K sugebėsim tą tokį bottomą padaryti, kur flipinsim benzų žaliai ir tada bus kažkoks labiau sustained up trendas. Sunku pasakyti iš tikrųjų. Vienintelis dalykas, ką dabar reikia daryti, tai tiesiog stackinti cashą, stackinti assetus. Stackinti cashą, pirkti assetus, ne? Stackinti cashą, pirkti BTC. Manau vis tiek viskas, kas virš 100K, žiūrint į ateitį, ne? Žiūrint į long term investmentus, tai viskas, kas virš 100K, tiesiog akcija. Ir kuo žemiau, to geriau, tik reikia sugalvoti, iš kur tų šaibų pasidaryti ir viską kišti marketą. Tai tiek, šiandienai tiek ir susitiksime rytoj.